Tai ką, pirmas serialo epizodas, Giminaičiai, važiuojam. Norėčiau pradėti šį dokumentinį su tiesiog mano papasakojimu, kodėl aš norėjau sukurti visą šitą įrašą. Man atrodo, labai įdomu būtų įsiamžinti savo šeimą, savo giminę, kokie mes esame žmonės. Ir norėčiau, kad šitas dokumentinis būtų mums, savo patiems, apie mus, kad mes save atsimintumėm, kokie mes buvom, esam ir kad išliktumėm kitų atminty. Ir tai ką, važiuojam. Rebecca Levara. Dainius Venckevičius, gimiau Vilniuj, Liepkalnio gimdymo namuose. Irena ir Eugenijus aka Dainius. Nerealūs žmonės, žiauriai geri žmonės. Mama aktyvistė, energijos bombelė, super tikra moteris, super nuoširdis, super aktyvi. Mamų mama, sakyčiau, kiekvienam galėtų būti toks ir pavyzdys, ir laimės labai daug. Mama, visiškas branduolys mūsų šeimoje. Tėvas, tikras tėvas. O žinai, tas žodis tėvas, jis ramus, jis tvirtas visą laiką, žinai, visą gyvenimą. Toks tylusis karžygys, žinai, toks, jis, žinai, daug dalykų, žinai, tokių, daug gyvenime padaręs tylių momentų, vat kai žmonės padaro, žinai, didelius dalykus, bet tyliai. Tai va čia yra mano tėvas. Šiaip aš galvočiau, kad aš esu neblogas pardavėjas finale. Kaip žinot, mes su tėvu turim savo servisą, mechaninis darbas. Labai daug ko gavęs esu iš to pačio tėvo, bet ir jaučiu, kad labai daug groja mano pačių asmeninių savybių, žinai, kažkokių, kur aš sugebu, sakykime, susikaupt, kažką padaryti. Sakykime, yra tas servisas, žinai, bet tuo pačiu remontuoju, žinai, tėvo dėka, žinai, amato kažkokio išmokimo. Ir negana to jūs pradėjot sakyti, žinai, apie darbą savo, kalbėjom. Tai yra didžiulė laimė. Šiaip iš esmės, jau kiek mes metų dirbam, žinai, baba džiaugiasi, žinai, kad 25 metus atidirbo mokykloje, ne? Ir aš dabar primetu, aš turbūt pas tėvą pradėjau dirbti nuo 15 metų. Aš einu 3-5 metus supliusink, kiek tai yra. Ir aš esu tame. Ir man, sakykime, dar tik 3-5. Aš jau tiek metų esu toj pačioj srity, toj pačioj vietoj. Ir, žinai, ir mes dirbam savo. Ir mes dirbam 24/7. Atiduodi dušę, sielą, parduodi viską, parduodi kūną, energiją, viską. Bet tu savo. Žinai, ir tam tikrais momentais, kai tu nori pabėgti, kai tu nori nieko nedaryti, iš dalies negali, bet gali, žinai. Nes, vis tiek tau nieks virš galvos, negroja, kad varyk, ten padaryk ar kažką tai. Groja tik tai tavo paties įsipareigojimai, ką tu turi padaryti. Aš esu Andrius Venckevičius, gimiau Vilniuje. Mergautinės pavardės neturiu. Mano tėvai yra Rūtė Venckevičienė ir Eugenijus Venckevičius, visi jį žino kaip Dainių. Jie yra neblogi žmonės. Mama labai gera yra. Manau, kad jei ne mama, tai nebūčiau toks, koks esu. O daug kas sako, kad esu visai fainas, kad gaminu, kad rūpestingas esu, empatiškas. Tai galvoju, kad mama šitų dalykų išmokė. Nežinau, ar žinai, bet mama sakydavo, kad mes su Dainiumi darželį nenorėjom eiti. Ir mes kažkiek ėjom į darželį, bet mama ir nelabai pušino mūsų, tai tarkim būdavo, kad
mes sėdim namie, neturim ką veikti, tai lendam, žinai, kaip mažiukai dabar prie mūsų lenda, tai mes irgi prie jos lysdavom ir jinai gamindavo kažką ir mes irgi lysdavom gaminti ir leisdavo mums gaminti. Tai ir mama pasakodavo, kad draugės ateina ir sako, ką tu čia Irutė durnė leidi tiem vaikam betvarkę daryti. Bet iš tos betvarkės, žodžiu, po to gražus dalykai gimsta. Tai vat ir aš irgi dabar mėgstu daug ką gaminti ir manau, kad iš mamos tas atėjo pomėgis. Ir būdavo, kad irgi kokią tešlą maišau duonai ir Benas sugeba visą bliūdą su tešla ant grindų numesti ir žiūrim abu ir negali pykti, nes aš irgi taip pat matyt darydavau netyčiom. Tai va, tai. O tėtis mano yra įdomus žmogus, kitoks, jis gal toks užsisklendęs labiau savy. Šiaip įdomus toks yra faktas, kad tėtis yra toks ramus labai žmogus, nekalbus, žemaitis toks, gal iš jo reikia ištraukti, išpeš žodžius, tai va ir Benas, kai klausia, Benai, kaip tau sekasi? Gerai. Kaip darželis sekasi? Gerai. Jo, nu tai gerai. Tai va, tai tėtis toks ramus žmogus. Keista, kad vat dabar kai pats esu tėtis, tai aš atsimenu iš vaikystės, kad tiesiog vis laik mes būdavom su mama. Mama mumis labiau rūpindavosi, nes tėtis irgi daug dirbdavo ir aš taip labai, sakykime, sutapatinu. Dabar aš irgi labai daug dirbu ir, žinai, su tais vaikais būnu mažiau tikriausiai nei jūs te būna. Bet jei paklaustum vaikų, ką labiau myli, ar su kuo nori, pavyzdžiui, važiuoti į Žemaitiją, tai vis laik bus tėtis. Tėtį mylim, tėčių reikia labiausiai, kai reikia apsikabinti, kai panašiai. Nors kai būna, tarkim, naktį koks Leonas ateina, žinai, pas mus į viršų, tai eina pas mamos ieško, tėčio neieško. Tai vat, mes irgi, kai buvo maži, atsimenu, kas geriausias, tai tėtis būdavo, nes tėtis gal, žinai, čia iš vaikystės toks užsifiksuoja, kad, nu, su mama dažnai būni, tai mama gal ir dažniau pabara, ar ten dažniau ką, o tėtis, vat, visur jie einam į kavinės, tai tėtis moka už gėrimus, tėtis už atrakcionus moka. Tai gal ir vaikai mane taip mato, žinai, vat nežinau, ar jie mane mato tik per tokią prizmę, kad aš esu tas ale geresnis kažkoks pramogų kūrėjas, ar jie tiesiog laiko mane geru tėčiu, nežinau. Tai va, tai iš vaikystės toks atsiminimas, kad tėtis buvo, nors tikriausiai iš mamos daugiau visko gavom, bet, žinai, tas atsiminimas, kad tėtis labai geras buvo. Irena Venckevičienė, gimiau Balėnų kaime, Mažeikių rajone, Jastrumskytė. Ir aš taip pat. Gimiau. Sedos miestelėje. Mama Irena, tėtis Algimantas. Alfonsas ir Agnieška Venckevičiai. Mama visad lekianti visų pirmiausia. Nuo pat vaikystės, kiek atsimenu, mama lekianti, skubanti, 100 darbų, 100 planų. Tėtė labiau išlaikytas. Tėtė buvo miškininkas, eigulys, o mama musiekbarbė devintdarbė ir kino mechanikė, ir pieno surinkimo punkto vedėja, ir kino operatorė, ar mechanikė, nežinau, ką kiną rodė, kino operatorė, ir siuvėja mūsų apsiūdavo. Atsimenu, kad pasiuvo, jau gal į kokią 9-10 klasę turėjom važiuoti į kelionę ir neturėjau striukės, tai mama pasiuvo odinę striukę man, tai aš buvau labai madinga mergina, o čia mano buvo draugas. Balėnų baikerė buvo. Taip. Nu, aš jau tik seniai gimiau, kad aš jau nebeprisimenu. Nu, pasakyk. Nu, tai tėti, tai veterinorius buvo. Taip, vyriausias gydytojas. Buvau vyriausias gydytojas Sedo. O mama dirbo polikliniko, registratūro, vaikus augino. 5 vaikai buvo. Vaikų buvo labai daug.
Ir su tas vakas užsiėmė, pilna užtekdavo. Algimantas Jastrumskas, gimiau Balėnų kaime, mama Irena Jastrumskienė, Tenytė, tėvelis Algimantas Leonas Jastrumskis. Geri tėveliai buvo, auklėjo griežtai, duodavo diržą, jeigu neklausydavo, bet šiaip jo neprisireikdavo, nes jeigu paprašydavo ar pasakydavo ir darydavo. Gyvenom kaime, iš to maitinomės, algos buvo nedidelis, tai mama dviejose darbuose dirbo, tėvelis vienam užtekdavo eigulių, mama filmus rodydavo kaime ir pieną supirkinėjo ten nuo 4 rytų, tai daugiau palikdavom man savo savarankiško gyvenimo patys. Ir pamokas ruošiam, valgyt darėmės ir gyvulius reikėjo šert. Mes, kadangi kaime gyvenom, tai reikėjo tėvam padėti, grįžę iš mokyklos, tai aš anksčiau grįždavau, nes jaunesnis buvau, sesė Irutė. Jei vakarė grįždavau iš Sėdos, parvažiuodavau, aš tai anksčiau grįždavau, tai man reikėjo ir karvės pakelt, pagirdyt, burokų lapų prilaužyt, jovalus užvirti, padėdavom, nes tėvai vakarė grįždavo, tai gyvuliai nelauks iki to. Tai ta rutina tokia pastoviai, padėdavom, jau didesnė buvom, šeiną pavartyti, pagrėbti, suvežti reikėjo ir burokus nurauti, bandžiau triušius auginti, bet nelabai sekė su to bizniu, nes nesinorėjo pjauti, kai užaugs, tai kalba žibau, tai džiaugiamės, o paskui jau ranka nekilo. Šiaip buvau prisimastęs akvariumu, buvau tokia vaikys svajonė čia, kol nebuvo jūsų, tai norėjau akvariumą įsitaisyti, kai man buvo 7 metai, prasitempiau bliūdą tokį metalinį, pripyliau vandens, prisidinau ajerų, prigaudžiau karosų, ir išėjau į mokyklą, ir pareinu, žiūriu, vis karosą aukštyn pilvais, nes nebuvo degunės ir numirė, tai nebeišėjo man tų akvariumą padaryti. Irena Tenytė, 1944-06-12. Aš gimiau turbūt Spurganų kaime, Mažeikių rajonas, tada Tirkšlių valsčius buvo. Mama Emilija Budrytė, tėtis Kazimieras Tenys, aš Tenytė. Tas laikas profesijų nei mama, nei tėtis neturėjo, apsiženijo, mama buvo gimus 21 metais, tėtis 15, 6 metais buvo už mamą vyresnis, ir gyveno. Paprasti darbininkai, tėtis išėjo tarnauti pas ūkininkus, būdam 6 metų, ganyti žąsų ir ištarnavo iki kariuomenės. O po kariuomenės grįžęs apsiženėjo. O mama išbuvo iš 5 vaikų, buvo išėjus pas ūkininką tarnauti tas laikais, o paskiau susipažino su tėčiu ir apsiženėjo. Buvo paprasti, eiliniai darbininkai, neturtingų tėvų vaikai. Tėvai, tas gyvenimas buvo visiems sunkus, 7 tėvams buvo sunkus, tėtis mėgo išgerti. Ir toks gyvenimas smarkus, sunkus ir, žinok, kaip čia pasakyti, prisiminti gero nieko neturiu. O čia gyvenom, čia prie Žaliuonis mišką kaip ir. Aš išėjau į 1 klasę iš Spurganų kaimo ir ėjau 3 kilometrus. Pirmokė į Tirkšlių, tada buvau 7 mokyklą, 1 klasę. Ir vėl pėsčias su kitas klasiokas grįždavau 3 kilometrus
atgal namo, nei priešpečių, nei pinigėlių, nei tėva turėjai, nei nieks tų pinigėlių davė ir toks gyvenimas. Nu, mes gyvenom, aš atsimenu, kad mes gyvenom Balėnus, tėvai pasistatė namą, bet mes ten labai neilgai gyvenom, gal man 5 metukai buvom, išsikėlėm į Rubikus, į Rubikų kaimą, į Pamiškę, į seną trobelę, bet tėvai turėjo, pasirodo, svajonę Rubikų kaime pasistatyt naują namą. Tai ten buvo netoli miškelis, tai mes su broliu Algimantu labai mėgdavom eiti tą miškelį, nes ten būdavo mūsų slėptuvės, mes pasidarydavom, buvo toks tankus aglinėlis. Tai ten tik šliaužtinai galėdavom įeiti ir ten pasidarėm tokį urvą ir ten buvo mūsų slėptuvė. Tai va, tai mums buvo gal kokiai, nežinau, nu, man tikriausiai kokiai 7 metai, o Algimans buvo 3 metus jaunesnis. Tai va, o šiaip buvau pasiutus, mane muždavo dažnai už tai, kad pridarydavo visokių dalykų negerų. Šiaip atsimenu, kai labai norėdavau vairuoti mašiną ir tėtė, kai nusipirk su mama Žigulius, tai kai tėtė užgerdavo, nueidavau pameikuoti, aš pasiimdavau tų Žigulį ir išvažiaudavau į ganyklą. Ir ten ir vieną kartą irgi išvažiavau ir ten visokius ratus vikrontasus ir atbulom važiaudama į akmenį ir sukaliau sparną. Ir ką pasakyti tėtė, kad aš kol mėgoj pokaičiu. Nu tai aišku labai išsigandau, bet neprisipažinau, aišku, o tėtė prieš tai buvo važiavęs. Va, ir tikriausiai greičiausiai girts, man taip atrodo, kad parvažiavęs, tai aš taip ir neprisipažinau, tik po daug metų. Nes tėtė sako, kaip aš galėjau, aš neatsimenu, kur aš tą mašiną sparną. Žigulį tais laikais buvo, nu, iš tikrųjų, ir nedaug kas turėjo. Tai va, tai aš gal man buvo, nežinau, kokie 20 metų, tai aš prisipažinau tada, kad tėtė, aš tų mašiną sparną, važiuodama atbuliniu. Tai va, bet tėtė man sako, gera, tu vis laik norėjai, nu, jau buvau praėjęs tas pyktis, aišku, bet tada tai būčiau gavus. Tai va, nes buvau pasiutusi, tikrai buvau pasiutusi. Lyzdavau pas Dainių, kad susitikti su Dainium pro fortkę, kad išeiti pasimatymą. Dainis turėjo motociklą, atvažiaudavau į Rubikų kaimą ir mes išvažiaudavom į Sedą, į Šuokius, į diskoteką. Parvažiaudavau vieną kartą, parvažiuojam gal 3 nakties ir ateim tėtė manis pasitikti su Pončiu, nes pamatė, kad aš, nu, tiesiog pro to forkį. Tai va, jis sakydavo, kaip tu prano išlinda, nes forkelį viršau nedėdėm, bet aš buvau mažutį, čiuplučių, tai va. Ir gavau, aišku, su tau Pončio vėl į skūrą. Linksmai? Lengva, tokia lengva rutina, mes gyvenom visai šalia namai, mokykla, darželis, augom tokioj, žinai, vaikai vieni kitus augino, sakykim taip, didelę masę vaikų, visai gera bendruomenė, žinai, į darželį varydavai pats, į mokyklą 1 klases varydavai pats. Geri prisiminimai tokie. Mes gyvenom Liepkalnį, bendrabutę, tai sakyčiau, kad ten aplinka labai faina buvo, nes didelė, nu, vaikų koncentracija. Aišku, tie laikai kitokie buvo, dažnai vat, į lauką eidavom ir fainas tas buvo Liepkalnis, ten kalnai šalia buvo, tai mes eidavom į tuose kalnuose, dūkdavom, ten medžiuose darydavom visokius kažkokius namelius ir būdavom, aišku, tokie gal mažiau prižiūriminiai, kad dabartiniai mūsų vaikai. Irgi fainiausių gal dalykų būdavo, kad vasarom atveždavo mus čia į Tirkšlius. Ir va dabar, kaip nežinau, gal, aišku, kaip tėtis šiandien irgi, man atrodo, sakė, kad kai parsiveždavo mus į Vilnių, kad maždaug, oi, kaip čia blogai kaime būdavo, sakydavom. Ale tėtis taip sako, kad mes sakydavom, kad čia nelabai. Bet aš tik atsimenu, tai labai, nes ir su jumis, su Puskėm, čiagi visą laiką ir Algiukas mus labai prižiūrėjo ir mylėjo tikriausiai, nes žinai, kad, nu kaip čia pasakyti, mes kaip sūnus gal kokie buvom, nes toks jausmas, nes mesgi ir su jumis, žinai,
visą vasarą trindavomės į plinkščius, į platelius, palapinės, žvejybos, ten algiuko naktinės tinklų žvejybos veždavosi. Tai žiauriai fainai, aš dar dabar atsimenu, kaip mes vat ir, nu čia, aišku, mūsų vaikai to neįsivaizduoja, bet puikiausiai atsimenu, kai vasariniai prileisdavo didžiulę blieką vandenį. Nu, dabar man atrodo iš vaikystės galbūt, kad didžiulė, gal nėra tokia didelė, bet tai vat, vasariniai bliekui dideliai maudydavomės. Ir atsimenu, kai babytė irgi ten eidavom čia kažkur prie upelių kažkokių maudytis, tai čiobrelių rinkti, tai nu, labai įdomu. Aš tai džiaugiuosi tokia savo vaikystę ir norėčiau, kad ir mano sūnus irgi tokią vaikystę įspūdžių kupiną patirtų, nes ta prasme, manau, kad jei Vilniui būčiau vasaras leidęs, tai tikrai nebūčiau vat, ir tiek pamatęs visko, tiek vat, maudęsis, žvejojęs. Nedavom į čia, nes čia būdavo pilna šieno prikrauta. Mes nemirėm, kiek... Aš neįsivaizduoju, kaip mes nemirėm. nemirėm. O dulkių iš tų grūdų, aš neįsivaizduoju. Tai ir baba va, dirbogi mokyklai, tai vesdavosi mus į tą mokyklą ir ten sienas, tarkim, mokyklai ten dažydavo, tai mum irgi duodavo padažyti, arba ten, vat, man įdomiausia, mes tokie, vat, aš gal toks, nežinau, ir Dainius gal, bet aš esu toks, kur žingeidus, aš labai noriu visokius dalykus patirti, išmokti, pabandyti. Ir man, aš atsimenu, mes čia Triukšliuose irgi visus tos namus kiaurai esam, ir visokių žurnalų įdomių, ir likeriuką tą esam atradę kažkaip, kurį ten ragavom apelsiną. Tai vat ir toj mokykloje aš labai ryškiai atsimenu tuos, vat, kai nueidavom ten į kažkokį rūsį, ir ten būdavo tiesiog mokyklos daiktų saugykla. Ir ten tokių visokių daikčiukų kažkokių, nu kaip vaikas, tai man visko, nuo tenisų kamuoliukų, kurie atrodo, nu teniso dabar kamuoliukas, žinai, paprastas dalykas atrodo, bet tada ten daug visokių tų dalykų, tai prie tos pačios spausdinimo mašinėlės, babos kabinete, nu įspūdžių Triukšliai tikrai paliko visam gyvenimui. Vat atsimenu, kaip šiandien teisinga, vat sak draugelį, jeigu parėjo iš Triukšlių mama parneš tokiai kakavinį podeškelį, ta buvo šventė. O aš būdama, da čia vat gyvenom, kur žemė, kur rinkom Kolorado vabalus, ten kur Untarodė autotrop, ten gyvenom, tad aš buvau 6 metų, nežinau, kiek tų pinigų įdaudau mami saujelę, ir čia į Triukšlius ateidavau nupirkti, pastovėdavau eilo dar, o čia toks prie, nu, kur apylinkį toks sens plytų pastats ir čia buvo kepykla. Su paaugusiasias pastovėdavau, ir reikėjo dinkulto daunį iškep, vein kepal nusipirkdavau, į tą dauną forminę, kareivišką kvepėjai, nulaužkų snėl, bet kaip tu laužrėk, parnešti numei ciel, o tokį buvau apie sveistą, apie desertus, apie, mes to ik žodžių nežinojom. Va, sunkiai, vargana, bulbinė jauda, jeigu turėjai kiaulką papjaus mėsels įdėjai, kad ten įdėti sriop grietins, nu, nemans nebuvo. Nu, desertų nebuvo labai daug. Buvo bulvės, morkos, o jeigu prasimanydavom, tai tėvai nusipirko snaigį, šildytuvą, tai sugalvojom, perskaitėm instrukcijų, kad ledų galim pasidaryti. Bet kažkaip neturėjom tų ingredientų, tai išėjom, nesulaukėm ten, kol tas pienas sušals, tai į lauką išėjom, sniego prisikasėm, su cukrum, su sniegu sumaišėm, palaukėm 2 minutės, sakom, turėtų būti ledų. Tai tokius ledus valgėm, nes mama parveždavo vienkart mėnesį, važiuodavo į Mažeikius, į Atoskaitinį, tai prašydavo, ko parvežti, sakom, ledų. Nu, tai vasarą ten plus 30, ten 12 val. Dienos nupirkdavo ledus į maišiuką, 1-2 užrišdavo ir po 4 valandų parveždavo ten šiltame autobuse, tai įsipildavom, pasidalindavom per pus tas vaflinius dėkliukus, ir įsivaizduodavom, kad čia ledai, nors ten būdavo jau kaip sriuba. Dar būdavo, kai balius koks, tai vafliai būdavo, tai tik man nepatikdavo tie citrininių skonį, labai burna, nu, rūgštį tokį neskanį, tai įdomu, užkasdavom tą įdėklą, o tas viršus suvalgydavom, nes jeigu pamatytų tėvai, tai nebepirktų.
Nu ir dar jeigu užsidirbdavom ten kapeikų, tai parduotuvė būdavo 6-7 kapeikos žuvytės ant pagaliuko. Nu tai jau čia būdavo didelė šventė, jeigu susitaupydavom 6 centus, nu kapeikas 6. Nu iš tų desertų tai pirmas iki, nežinau, gal 17 ar 18 metų buvo, kad paragavau apelsinų, nes parduotuvėse nebūdavo kaime, tai o mieste tik tai po blatų galėjo gauti. Nu, iš po prekystalio. Dabar tai parduotuvėse vaikai nesuprastų, kaip gali nebūti apelsinų, bananų. Nu, tada paprasčiausiai nebūdavo, būdavo bulius ir morkos. Kas beko visai nesenė telefonu su brolio Algimantu šnekėjom, bet aš nežinau, kokia ta tema buvo, ką ten prisiminėm, gal dėl babytės gimtadienį, bet kažkaip išėjai šneku. Ir aš bent atsiminiau, kad būdavo laižoma saldainis žuvelė ant pagalioką, bet paskiau pagalvojau, va tavo klausimus skaitydama, kad iš tikrųjų labai didelis skanumins būdavo juoda duona, biški sudrėkinta vandeniu ir cukrum pabarstyta. Nežinau, va tokia nostalgiška, pareidavom iš lauko, norim valgyti, tai tik jeigu yra duonos vandenuko cukraus ir halva būdavo, va iš tikrųjų metalinė dėžutė būdavo halva. Ir paskiau babyt laikydavo, mama laikydavo siūlus ir adatas, tai va, žinau, kaip suvalgydavom halvą. O kažkokie vaisiai, atsimenu, kad kokie apelsinai, aš kažkaip net neatsimenu, tik atsimenu, kad būdama studentė pati nusipirkau. Pirmam kursė musiek stovėjau eilėje ir nusipirkau apelsinų. Vat buvau gal kokie 83-4 metai, 1984 kokie. Bet mes tai, jo, nes, sakau, mūsų šeimo tai mes nebuvom ragavę vaikystėje. Va. Jūs tai ragaudavot už tai, kad jūs tai gyvenot geriau negu mes. Ne, tai didesnėm, bet biškai didesnėm miestele būdavo, sakysim, tai, kad... Ai, nu jo, seda buvau toks. Didesnis ir kažkur kaimo parduotuvė ten gaudavo. Ir užtekdavo, kad pardavėjai padalint, saviškiam pasibaigė. Jeigu likdavo. Ten atskap jau pasidalindavo, bet likdavo dar kažkaip tai ir į laisvą prekybą. Limonadas būdavo barbarisas. Ai, tiksliai, va, limonadas barbarisas. Skanus. Skanus. Diušės dar va. Dabar tokių nebėgtais laikais. Fantas nebuvo, tos tokios ir jau... Kad aš institutį į Maskvą nuvažiavom, tai ten buvo fantas pirkti, bet buvo atvarai vežinčiai. Pasaulis stebuklas kažkoks. Manų košė su cukrum. Ja. Paprastas, ne? Manų košė su cukrum, dar cinamono biški, man būdavo kažkas tokio. Čia netgi babos manų košė su, atsiminimas norėdavom su kunkolas, sakydavom. Nu, kai neišmaišo pilnai manų košės ir lieka tie kunkuliukai. Pameni? Dar pagalbę padėdavo, jeigu mes Taip. Vaikystės desertas. Nu, aš žinau, tai va iki dabar atsimenu. Ir aš nežinau, matytų desertų gal visokių gyvenime buvo, bet niekas nėra įstrigęs į galvą, išskyrus iškart vienas dalykas, kurį atsimenu, tai yra gogol-mogol. Ir gal ir Dainis šitą minėjo, nežinau, bet nes iš tikrųjų, ta prasme, nu, kas tie desertai, mes gal, žinai, va, tavo mama irgi konditerė dirbdavo, būdavo gal tų tortų ar dar kažko, bet ne, aš atsimenu gogol-mogol, atsimenu saldų, kakavinį, grietinėlinį, kiaušinio skonį. Kiaušinis, grietinėlė, kakava, gal ir cukriuko biški, išmaišai ir... Dabar paprastas, bet labai gerai. Nu, mat, aš atsimenu šitą skonį. Grietinę sumaišydavau su cukrum, įdėdavau į šaukštą ir dėdavau į kamerą. Nu, tai po to ištraukė ledai. Arba dar tam buvo susišlapinį palangos duoną, užsibarstai cukrum ir irgi tokį valgai. Bet čia tokie, nežinau, tie desertai, vat gogol-mogol man yra toks kažkoks įspūdingesnis dalykas, kur aš dar kam nors vat irgi papasakoju, tai ką, žalia kiaušinė? Taip, žalio kiaušinė. Šiltas, ką tik pamelžtos karvės pienas man irgi būdavo, čia kaip deserčiukas man toksai, nežinau, tai... Šiaip sūriai man niekada gal nelabai nepatikdavo, bet atsimenu tikrai babytė irgi darydavo tos sūrius, spausdavo čia.
Bet vienas vat, dar irgi iš tokių desertų, kas vat, jau įvasarėjus būdavo tikrai žiauriai, tai švieži agurkėliai su šviežiu medum. Palyginus kaip dabar, gyvenimas buvo sunkus. Buvo ir drausmė buvo, ir tų tėvų bijoje. Jie pasakė švents buvo tėvų žodis. Sakau, dirbt vakarų išeit, pažadint 6 padėti kiaulis pašerti, tėt su mamu, o man tų metų 12. Aš gyvenau, buvau taupi, aš vis laik abu dirbau su buočiu, bet kas buvau pas mane. Jau algas, aš kinė vatame ir peininė, jau stoveiguliu buvau, kūnsen užkalturėdavau jau ten, jau kur nežinuosi, bet o ką parėjom jau vis teik reikia ir vakus, ir algimantį, ir rūtį, ir išleisti tus mokslelius, reikėjo ir atsiradot jūs, prikėpti, padėti. Gyvenau ir dėl savęs, ir dėl vakų, ir dėl anūkų, o taip trumpai ir aiškiai pasakyčiau. Jeigu matau, kuriam reik, ir buočius ne visuomet žinojai. Nes mums taip jau žinok, čia reik, taip pasirokaut, bet žinok jau, o jau kad prigers, a čia nims reikėjo, čia kam čia daug, kam, o kad nežinojai rami galva. Aš žinojau, kada nei kiek daug, žinojau, kad kažkuriam reik ir baudauta, o kad nežinojai nereikia. O tu pas man filosofija. Aš pradėjau veikti, tik baigiau 7 klasės 57, jauna tėva gyvenčia prie kelio to trobuo, įstojau ir sulaukiau 18 metų, bet aš baigus 7, įstojau ket metai nekivaizdinį Klaipėdos žemės ūkio technikumą, norėjau į agronomiją, bet nebebuvau veitų tą izotechnikę, bet aš baigiau 2 kursus, apsižanėjau, buvau vaka ir tą monto mokyklą, to diplom neapgavau. Aš paskiau man bereikėjo tik pos metų, bet buvau vaka o paskiau parėjom į Robekus, aš pradėjau kino rodyti, baigiau kino mechaniko kursus, diplomuotą, ir išdirbau 9 metus, paskiau 10 ir tau pačiu dirbau pensijų rinkėjam punktų vedėja 10 metų. Ir kaip čia nusipirkom parėjom, parėjau į mokyklą direktoriaus pavaduotoją ūkiui 25 metus. Ir paskiau į laisvas atostogas. Ir aš išdirbau, jeigu sudėt kin tas laikas peinėnį ir kin būtum pos etatą aš kinite turėjau, tada aš buvau išdirbus 4,5 metų. Bet neužskaitė, man tą tik užskaitė ir aš išdirbau 39 metus valstybei. Ir dar išėjęs į pensiją, dar 5 metus pakaltūrėjau. Turėjau tokį pomėgį, statydavau miške, kadangi tėvoks eigulis buvo, tai mišką jau nuo mažens eidavau, tai skaitydavau knygas, labai mėgdavau. Tai buvau įsiskaitęs apie Robinzoną, ten negyvenamas salas, tai buvau pasidaręs tokį šalašą indienų miške, ir lankus darydavau. Ir pasidariau tokį lanką. Kai atvažiavo mamas teta Liuda kažką švęst, ir aš tuo momentu padariau tą lanką, norėjau išbandyti. Ir visi susėdo prie stalo ten viešėt. Aš išėjau į kiemą ir įtempiau tą lanką, kad tikresnis būtų dar įstrėlis galą vinį kaliau. O jie atvažiavo su nauju Žiguliu, buvau ką tik nusipirkę. Ir aš negalvojau, pirmas tik iššoviau, nežinojau, koks tas skrydžio tas nuotolis atstums. Įtempiau per visą kiemą, 30 metrų, man tik į galinę padangą tunkt ir smigo. Aš įsigandau, pribėgau, šitus padangus ištraukau, ir taip mažas kilutėm oras eina, o tada padangus tai buvo deficitas, dar naujai mašinai. Ir kaip tik jie išėjo namo važiuoti, aš ten dainuoju dainelės, kad neišgirsta, kad tas oras taip palengva išnypšta.
nu, negalvojau, kad ten galvojau užklijuosiu kaip nors. Nu, jie išvažiavo, paskui skambint kitą dieną, sako, įsivaizduoju, kažkur vinį pasigavom ir pradurėm padangą. Sako, gerai, kad turėjom atsarginę. Nu, nu, tėvas buvo medžiotojas, tai aš irgi tai norėjau išmokti su lanku šaudyti. Daugiau šaudydavo? Jo, tai, nu, tik nei žvėrelis, nei paukštelius, į taikinius, nes tai jeigu indienas esi miške, tai išgyventi, jeigu nori, tai turi mokėti šaudyti. Kadangi tėti buvau miškininkas, tai nu, vis tai, nu, jis ir medžiotojas buvau kartu, bet irgi iš tikrųjų labai mylėjo gamtą, mylėjo gyvūnus, augalus. Ir ne vieną kartą ir iš mišką parnešęs, nu, gyvūnėlių, tiesiog, nu, ten ir zuikėlį, ir vieną kartą vat, parnešė stirnioką. Ir mes auginom su broliu tą stirnioką. Atsimenu, kad į butelį peina, nu, vat, maitindavom. Paskui jau kai paaugo, tai aišku, paskui jau pykdavau, nes po lysvės dūgdavo, nes, nu, aišku, stirniukas, tai reikia suprasti. Ten babytis brokus išvartydavo. Tai mes su broliu užrišom kaspinėlį, neatsimenu, ar mėlyną, raudoną. Ir kažkaip išleisdavom, va, Rubikuose, jau Rubikų kaime, kaip gyvenom, išleisdavom ir jis vis laik jau sugrįždavo, nes žinodavo, kad čia jo namai. Ir paskiau, žinok, nebegrįž. Vieną dieną, antrą, trečią ir mes sužinojom, kad mūsų kažkuris kaimynas nušovė. Tai, žinok, net praėjus teik metų, net graudu, kai pagalvoju, kaip jam galėjo, nu, jis žinojo, kad čia, vat, jie strumsko, kad augina, nes, nu, kiek ten tų rubikai, tų sodybėlių buvo, nu, nedaug, bet jis žinojo, kad tas stirniukas ten mėnesiais. Ir turėjo tiek sąžinės, vat, nušaut, ar ten kažkaip susidorot. Tai labai graudu ir iš tikrųjų ir pagalvoju, kiek ir žmogaus, vat, žiaurumui nėra ribų. Tai va, toks labai, jau kiek metų praėjai, bet neina pamiršti. Na. Nusipirko kavalierius motociklą, dirba 3 vasaras. Neteidavai į šokius, į diskoteką sėdėdavau, liūdėdavau, nes jis dirbdavo grūdų malūnę ar kur tu ten sandėlį. Ir paskui nusipirk motociklą, javą ir visas sėdiškė pavydėjai. Kadangi aš jo pana buvau, tai mes važinėdavom į Plinkšes, o ten vieną kartą važiavom prie ežero ir remontavo kelią. Žvyras buvau, nu ir sumėtė ir abudu nudribom. Nes, nu, papiltas šviežiai. No, tai va, tai buvo toks, o mums buvo tada po 17 metų. Tada tu turbūt labai išsigandai. Labai išsigandau. Bet tu mane raminai. Žinok, labai daug tokių atsimenu, žinai, jeigu taip, nu, užsivestų ant bangos, tai jų labai daug, žinai. Nu, aš, žinai, pasižiūrėčiau šitą stogą, aš atsiminčiau, kaip mes, žinai, čia šikdavom į batą, bet lipdavom kriaušių pasiskint, žinai, ir lipdavom to šiferiu. Ir kaip kalbėjom, žinai, kaip dabar tai atrodo maža ir, nu, nebaisu. Ir kaip vaikui tai atrodė, wow, koks įvykis, žinai, užlipti ten va šitų va kriaušių pasiskint. Tai, nu, nežinau, kokią čia istoriją išskirčiau dabar, žinai. Nu, ir matai, koreliacija eina su, va dabar, žinai, nu, trikšliais, baba, žinai, ir čia kur esam. Tai daug, atsimenu, kaip va, dabar žiūrim į tą pirtelę, į kurią Bočius čia statė ir mes taip į ją ir nenuėjom. Jo, mes ją taip ir neėjom. Labai, aš atsimenu, kaip Bočius jos labai norėjo, čia vyko veiksmas, statė. Ir buvo vienintelis kartas, kai jinai buvo užkurta, tiek, kiek aš atsimenu. Ir, nu, iš tokio smagumo Bočius šikną nusidegino į pečių. Ta aš atsimenu. Realiai nusidegino, nes jisai ten kūrė, ten atsimenu, kad sėdėjom ant ten tų laktų ir, nu, metalo tiesiog pečius ir Bočius sukos ir žanda į pečių, žinai, nu, va toksai. Kai būdavo šeimose pirčių kažkokie seansai ar pirčių atsiminimai, mūsų giminiai to nebuvo, jeigu pameni. Nebuvo pas mūsų giminiai, tikrai, kai augom, nebuvo pirties, tokios kaip dalyko. O pas tavo tėvuką tik tai prasidėjo sode, žinai. Nu, atsiminimų, žinai, čia daug tokių yra. Sakau, žinai, sunku ir išskirt kažką vieną. Tarkim, kai sakau, žinai, kad vat, Algiukas kaip tėvas būdavo, tai puikiai atsimenu, kai turėjo Audi
Audi 100 gal ten buvo tokia violetava, kokia ten būdavo spalvos, tai Eliukas gal irgi, atsimenu, duodavo pavairuot, pamokydavo, tai va tas man atsimenu, kaip vaikui buvo labai smagu, žygiai, žinai, su palapinėm, linkščias, plateliai, kosmosas tada irgi buvo. Su jumis irgi čia, vat, kai mes kieme esam statę palapinę, gal net miegoję. Daug tų visų, žinai, tokių, vat, kaip čia, fainų atsiminimų. Aš atsimenu tikrai vieną tokį, vat, man, kai dabar vat, galvoju, tai aš nežinau, kaip į tą vietą reiktų ten patekti, nes aš buvau kelis kartus į Platelius važiavęs, bet nežinau, kaip ten tą vietą ras, bet atsimenu, kad yra toks pležiukas, prie to pležiuko yra supynės kažkokios didelės. Ja? Ir ten vat įeiti tas pležiukas, čia kažkoks takas ir čia miškelis. Ir mes toj vat miškelio zonai ten tikrai vat atsimenu, kad palapinės. Čia yra tas vienas atsiminimas prie Platelių, kurį aš tikrai atsimenu. Kažkokių, kad ten daug, aš atsimenu, kad mes tikrai ne kartą važiavom, bet vat aš atsimenu būtent tą kartą, žinai. Plinkščias irgi atsimenu, kad važiuodavom, bet, žinai, negaliu pasakyti, kaip mes tam. Ai, čia samagonas buvo verdams tame tarpe, kaip aš 7 baigiau. Su mama nueidavau, ten man padėdavo ondin, reikia ten keli 100 metrų iš dvaro parnešti, apklėjau su tešla ten dungti, ir aš verdavau. Ir išverusi, susipiliodavau to į puslės, sėsdavau ant dviračio, į mažeikius išvešiu, čia kur Zaksus antro pusėje, kur ir tuik žalės trobas, ten kur žinam būti pardavinėjai samagon, tad pardaus tų samagoną, o jie įsikriautų, nusipirks 10 kilų cukraus, meilių kilogram, parvažiuoju su dviračiu, nueisi tų mešką, jau bus bruogi praviesus ir aš užrauksiu to bruogį, įdėjus tų cukrų, tas meilis naujam gyvenimui. Ir atsakiau čia dar, kad buvo toks nuotiks, kaip jau pradėt bėgti, ta pirmoji labai stiprią rielką. Aš vaks, kad 14 metų aš pakešau po to korlaš, ugnelį tada galvoju, reik dar pakešti, o man įtraukė par tų šaldytovą, par to šlangį, tų katel, o tas bruogį burboliau į mane nuneštų dungt gerą, kad į mišką, o ką būt par man ten būt perpjoj. Nuneštė put, žinau, kaip liktų betoninių stulpų. Čia užgrūdin žmogus. Nežinau, toks tas patarims. Aš žinojau, kad niško ir niek negaus, kad kūsi dirbsiau su vyro Algimanto, tu turėsiam per konventrom. Uns buvo be gal darbingas buvo didelis, aš jau biškį daugiau tingesnį, bet aš pandėjau, abot buvau darbšti, norėjau kažko. O čia didžiuotis, kas sugebu, tai dirbu, kadangi labiau prie sodininkystės esu linkęs, nuo didžiojo savim, jeigu pavyksta ten paskiepyti kažką, mandresnio į mantresnio, ten į kriaušę obelį skiepijau, arba dabar vynuogėm užsiimu, jeigu matau, kad prigijo, tai džiaugiuosi, kad mano profesionalums jau pasiekė tokį ribą, kad ten galiu ir akiuoti, ir skirtingas rūšis keisti, jau beveik kaip dievas. Draugas buvo, siūlė į statybą, sako, žiūrėjau mokintis į Plungės technikumą, o aš kažkaip norėjau prie žemės ūkio, norėjau kolūkio pirmininku būti, tai pasirinkau agronomiją. Ir į praktiką atlikinėjau Dutnuvos moksliniam institute ir daugiau su sodais susiję buvo. Tai man taip ir ta mintis tokia visą laikį kirba kažką pasodinti, paskiepyti. Dar vietų ir kur apželdinti. Dar čia supynės apželdinsim. Dar vieną vietą atsilaisvinu, nes graikinį tą riešutą nupjovau. Tai dabar atsilaisvinu vakanciją vienai vynuogei. Ramiai pabūkim. Kai pabaigiau universitetą, aš buvau pagal specialybę statybininkė inžinierė. Ir gavau paskyrimą, nes norėjau į Vilnių, nes kadangi Dainius mokės irgi Visiukuose,
Tai buvaugi niekam nežinau, vis tiek pažintys, visa kita. Nu ir aš pakliuvau į Lietuvos dujas ir aš labai norėjau į centrą, nes aš buvau Vilniaus filialė, bet labai norėjau į centrą, į Lietuvos dujų centrą. Todėl turėjau tokią labai didelę svajonę ir tikslą kažkaip, visais būdais, nu, vat, žingsnelis po žingsnelio kažkaip patekti į tą centrą. Nu, ir iš tikrųjų patekau, bet ką noriu pasakyti, kad negalima, taip, tai buvo išpildyta mano svajonė ir tikslas, kad aš ten patapau vadovė vieno skyriaus, ten vieno iš pagrindinių skyrių, bet tai irgi buvo lyg auka. Auka šeimos, už tai, kad labai daug laiko tas atėmė ir tik paskui, po kiek laiko, kai jau šnekėm su Dainium, Dainius sako, jau buvo taip sunku, kad kadangi tau rūpėjo tik darbas, tavo kolegos, tavo skyrius, tavo planai, tavo projektai, tavo ten užduotis, o šeimai, vaikam, nu, kažkaip lyg šone, bet nu, iš tikrųjų man atrodydavo, kad aš skiriu tolygiai, bet kai pradedi galvoti, tu negali moteris persiplėšti ir karjerą, ir tai va. Iš vienos pusės didžiuojasi, bet iš kitos pusės džiaugiuosi, kad turėjau gerą vyrą, kuris tada laikė visus 3 namų kampus. Tai va, kad reikia nepamiršti iš tikrųjų va, ir šeimos, ir draugų, nu, ir karjeros, aišku. Reikalinga moteriai karjera, bet kažkaip tas svarstyklės išlaikyti, tol kol vat, kartais gyvenimas sustabdo ir sako, stop. Man Leoniukas malonėlį davė, aš tuom ir didžiuojuosi, daugiau tai nelabai. Galėjau ir neduot, dažniausiai tai taip ir buvo. Taip, labai didžiuojasi, gerai. Be galo didžiuojuosi, kad man neturiu šiaip įgūdžių. Kaip tai neturi? Pagirkit. Nu, Neturiu. tu turi, nes Dainius iš tikrųjų, net kai apsivedėm, jau remontuodavo automobilius, kad uždirbtų pinigų šeimai, eidavo po darbo, ten išsinuomavęs patalpas remontuodavo. Iš tikrųjų ir profesionalus mašinų remontuotojas, turi savo įmonėlę, nedidelę, bet vis tiek savo. Ir direktorius, ir visų galų meistras, vienu žodžiu, ir remontininkas, ir buhalteris, ir kas tik nori. Tai tu turi didžiuotis. Bet Leonėlis man malonėlį davė. Nu, tau davė Lemonėlį, malūnėlį. Po tam tikrų gyvenimo įvykių, iš tikrųjų kartais žmogaus gyvenime būna įvykių, kurie tave, nu, lyg žemė sudrebina po kojų, ar ne, ir tada lyg atsibundi ir tada kažkokiom kitokiom spalvom pamatai gyvenimą. Tai va taip ir man buvo po tam tikrų gyvenimo įvykių, išbandymų ir iš tikrųjų atsibundi ir padėkoji, kad tu matai saulę, kad tu matai dangų, debesį, kad tu turi artimuosius, turi šeimą ir visą laiką, nu, vat, yra tokia Konfucijaus frazė, kad nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Tai iš tikrųjų, nu, tiesiog visą laiką stengiesi daryti tik tuos darbus, ar ten elgiesi taip, kad norėtum, kad ir su tavim žmonės taip elgtųsi. Tiesiog toks kredo ir tada darosi lengviau gyventi, kai tu nesi piktas, kai tu nesi pagiežingas. Aš kartais savo kartoju, šiaip tai yra dažnu atveju iš dvejonės tam tikros, bet aš kartais savo pakartoju, kad aš esu tikras. Tikras. Nu, žinai, tikras visom prasmėm. Tai ir gyvas, ir nu, tikras. Gal, žinai, negaliu to įvardinti, žinai, žodžiais, bet sakau, dažnu atveju man tai kyla pačiam iš savo asmeninės dvejonės. Nu, kai tu būni kažko užsiparinęs ar kažkas taip, ir žinai, ir tada tu kaip ir kažkokia savimotyvacija, žinai, vyksta ir aš galvoju, blema, nu, tu tikras, nu, būk tikras, toks koks esi. Ir tai gali apimti daug ką. Nuoširdumą,
kažkokias savo kažkokias vidinės tikrasias vertybės, ar tiesiog kažkokias nebaimės būt toks, koks tu esi. Tai va, būk tikras. Ir nežinau, ar tai yra stiprybė ar super kažkokia power, bet iš dalies galbūt tai ir yra. Kodėl tai yra? Nes aš, žinai, gal kartais gebu būti labai laisvas, nesuvaržytas ir kartais žmonėm tai labai patinka, aš tai pastebiu. Aplinkai, žinai, ar buvimu šalia, sakykime. Ir kartais galvoju, kad tai gali būti kaip, tam tikra stiprybė. Aš irgi visiškai tave suprantu, nes jo mes kartais net savo balsą keičiam prie tam tikrų aplinkybių ir tam tikrų žmonių ir visa kita, žinai. Bet labai fainai, žinai, kai tu pagauni pats tą momentą. Bet aš pagalvot, kai aš tave išgirdau, tavo tas balsas toksai žemas. Ir aš tada pasigau, kaip aš aukštai šneku ir kaip tu žemai šneki. Ir man toksai grinai surezonavo. Aš išneku. Taip, čia žiauriai gerai. Nežinau, ir mane tas pats kartais ištinka, nes, sakau, prie tam tikrų žmonių ar aplinkos tu, keiti intonaciją. Klientai, dar kažkas žmonės. Ir tai yra labai nice, kad tu sugebi pajaus, kad ir neprisitaikyt tuo metu. Fuck it, žinai, ta prasme, šnekėk toks, kaip tu šneki savo tonaciją. Koks tu... Aš šiaip nelabai gal mėgstu girtis, nes jau tau sakiau, ir čia ne tik gal tau, bet ir čia grupiai buvom. Tai kadangi esu savikritiškas, tai žinai, aš nesu tas žmogus, kuris ateinu ir sakau, koks aš čia geras labai, ką aš čia tą moku ar tą darau. Aišku, Astos nepralenksiu tylume, žinai, Asta apie save tyliai pratylė. Bet šiaip malonu yra, nežinau, kai būna kažkokie susitikimai giminės, mama pasako, kad, žinai, ten, koks Tadas, ten mamai skambino ir sako, kad, Andrius, koks fainas čia, žinai, ir fainiai kalba, ir vis laik šypsosi, žinai, ir dar kažką. Ten Regida irgi paskambina, žinai, nežinau, ar iš mūsų pusės giminių, būna tie tokie, kažkas, žinai, kad paskambina, sako, čia Andrius koks fainas. Gal ir bus, žinai, sakys, tavo tėtis koks paskambins, tos picos Andrius kokios kainos. Tai, žinai, tokie, sakykime, gal labiau, man patinka gaminti, na? Tai, žinai, aš mėgstu, kažkaip palepinti žmonės, irgi pagaminti. Tai ne todėl, kad aš čia noriu pasirodyti, žinai, atsivežiau picskepę, bet ne, aš jau tą picskepę turiu 2 metus, aš kepu, tai yra mano irgi kaip dalis. Tai, žinai, yra Astos vaikai, yra dar kažkas, gal nėra matę, kaip Armandas irgi buvo nustebęs, kaip ta pati pica čia kepasi, o tai sako, tu ją kočiosi? Sakau, ne, itališkos picos šitos neapolietiškos yra rankom daromos. Aukštoj temperatūrai, ten sako, kaip taip greit iškepa, sakau, taip, čia tik minutę kepa. Tai, žinai, norėjau, kad vaikai irgi pamatytų tą kažkokį vaibą, pajustų, kaip tos picos yra pagaminamas. Ir šiaip žmonėm faina. Tai, sakykime, mane per aplinkui pasiekė tie dalykai, kur, žinai, kiti žmonės gal tiesiai man irgi nepasako, kad čia labai fainas, čia toks ar toks, bet per aplinkui, žinai, toks būna sužinau. Tai tada labai džiaugiuosi. Ir daug tokių pažįstų žmonių, kurie gyvenime per daug nesistengia. Tiesiog, žinai, man esat pavyzdys, tu su Inga, kur tiesiog imat, darot, važiuojat, verčiatės kažkaip, žinai, ir pasiekėt kažką, ne? Ta prasme, jūs vis tiek turit tam tikrų gebėjimų, įgūdžių. Čia gal skirtingai žmonės vertina, ką jūs esat pasiekę, žinai, ar ten, ką jūs šiuo metu veikiat. Tėvo pirštus, mano, matėjai? Ta prasme, jie yra juodi, nukapoti, juodų darbu. Tėvas ryte atvaro, pisasi su to mašinom, žinai, nusitranko pirštus, į akis prisivaro pašinų, lygiai taip pat aš. Aš, ta prasme, ariu. Ta prasme, buvo laikai ir dabar yra daug tokių situacijų, kai mano draugai, žinai, ten kažkokius susitikimus eina, žinai, į kavinės, dar kažko, aš sėdžiu ir dirbu. Tai čia nėra, aš nelaikau, kad aš esu kažkoks sėkmingas, čia daug pasiekęs. Ne, aš tiesiog ariu ir galbūt irgi taip yra kažkokių sėkmės elementų, kur tam tikrų metų pasitaikiau geroj vietoj ir todėl esu dabar čia, kur esu.
bet viskas yra sunkiu darbu pasiekiama. Ir jūs tą irgi tikriausiai puikiausiai žinot, kad jei jūs būtumėt, žinai, nieko nedarę, ten biški va tai patinginiavę, biški čia dėl savęs pagyvenę, tai aš dabar bandau atrasti tą balansą, todėl va aš daug dirbu, bet stengiuosi savo irgi netaupyti. Tarkim, man patinka skaniai valgyti. Tol aš niekada netaupysiu maistui. Ta prasme, man maistas yra vienas iš tokių didžiausių gyvenimo malonumų, kur man patinka pačiam gaminti, patinka skaniai gaminti, aš mėgstu skaniai pavalgyti, todėl aš nematau prasmės šitoje vietoje nei taupyti, nei dar kažką. Taip, yra kitų vietų, kur galbūt pataupau dar kažką, bet... Nu ir aš taip supratau, kad nežvalgytais, nematyt, ko tau nereik matyt, ar iš kaimynų, ar iš giminaičių, gyvenk savo, aš neveizėjau į kitus ir aš nenorėjau kaimon gyvenim veizėt, nes te paprasta paėmus iš algos nei Volgas nupirksi, nei trobų pastatysi. Tas laikas reikia kažkur prigalvot, patiem į kitus neveizėt ir nenorėt, kad į tai veizėt. Va, tai paprasta žemaitiška logika. Viskas labai gerai, jeigu Algimantas laimingas, ir aš esu laiminga, ir jūs esat laimingi, su šypsena pasitinkam visi ir čia į kiekvienas meninis gyvenimas. Ir pas tavį rimutelį, nėra rožėm klots, ir visko po truputį. Ir į tų spiglių, ir į tų ruožių žeidų, na neteisybė. O niekada nebus kelias asfaltauts. Važiausi asfaltio, bus įdaubėti ir išdaužyti ir atlankių sumuš viskuo. Nu, filosofija, nu, kad ką pats pasidara, tai ir turi, nes jeigu laukti iš kitų, tai arba blogai padarys. Nu, ir dar nedarau to, ko nemoku. Pavyzdžiui, nemoku mašinų remontuoti, technikos, man labiau prie gamtos, tai ir prie statybos. Tėvuks pamokinti, kaip kaminus mūryti, šildomas senelės, ten krosnis. Nu, tai kažkaip pritaikau, dėl to nemėgstu samdyti to, ką pats galiu padaryti. Nu, gal šleiviau, kreiviau padarys, bet nėra ko kaltinti. Pats pasidarai kaip nori. Aš stengiuosi, tą, ką pats sugebu, jeigu matau, kad pasiteisina, neslėpiu ten, draugams ar vynogės dovanoja kažką, ten pasakau, kaip geriau, kad prigytų, kad neprivartautų pirmogų, nelauk, geriau nuskinti žiedus. Babytė labai buvau pasipiktinus, kažkaip pusę kibiro nuskiniau vynugių žiedų. Sakta, čia tiek derliaus, čia būtų kokie 5 kibirai. Sakau, negal skiriaus jaunus medelius, nam reikia įsišaknydinti, sustiprėti, neturi dar tos energijos, tai jam reikia pirma užaugti, paskui jau gimdyti vaisius. Tai va, tai iškarpau, kiti nusipirk turgui, ten prisikovau su baiku, kad jie derlinga ir kitais metais nušalo, nes neižimavoja. Čia braškis, matai, palei šiltnamį ir auga. Svarbu gera rūšis ir, čia jos trumpalaikis ir čia žolė nuo medžio kitaip, o šiaip reik meilės, humuso daugiau ir užaugs. Saulė energija. Gyvenimo moto ir, sakykime, tą ryto ritualą į mažus dalykus, į mažus laimės dalykus. Ir aš tai esu supratęs, žinai, kad man džiaugsmą teikia būtent tie tavo ritualai. Tai yra tavo ta rytinė kava. Dabar, žinai, man pasikeitė stipriai aplinkybės, man nerealiai teikia džiaugsmo mano ta vieta, kur aš esu. Ir tų momentų gyvenime tu ir ieškai, ir jų ir seki. Tai man dabar mano gyvenamoji vieta, tai yra absoliutus džiaugsmas. Kalam čarkutę. Sveikatą. Už tikrumą. Jo. Ir jeigu kalbant apie rytą, kuri man patinka kiekvieną kartą. Mano ryto rutina visą laiką labai patinka, nes aš mėgstu neskubėti ryte. Mano toks šūnas reikalas, nes dažnai būnu dužęs, bet
geriau atsikelsiu valandą anksčiau, kad turėčiau, žinai, to kažkokį ryto ritualą. Žinai, ramios kavos, kažkokį tai, žinai, kažkokį, aš tai vadinu, tipo meditaciją ar kažkokį tokį momentą, žinai. Nežinau, ar tai suneša į kažkokią filosofiją, kaip žmogaus filosofiją. Žinok, gyvenimo džiaugsmas yra absoliučiai nuo mažų dalykų, kuriais tu pats džiaugiesi. Ir viskas. Tai vat, ar tai būtų, kad Vaida dabar kavos padarys, nes tai yra laimė. Blet, kažkas atneš toj kavos. Nes visa kita dažnu atveju bus bėgimas, dienos kažkokia ten tarnystė, reikalų padarimas ir visa kita. Ir tavo kita dalis bus pasidžiaugimais tais dalykais, kuriais tu pats susikursi. Žinai, aš mėgstu pasimėgauti tiesiog savo tais mažais dalykais. Ir tiek. Tai yra man džiaugsmai. Ir tai turbūt yra ir mano moto, kas mane užvaibina, žinai, va, kad ir kažkoks, žinai, va, kad ir dabar grįžimas namo. Tai yra džiaugsmas. Blet, tu grįžti namo, žinai, į savo kažkokią oazę. Savo kava, savo, žinai, bet koks pasidžiaugimas kažkuo. Eik tu savo kokia skani, kas čia blemba, eik tu savo. Kas visiškai momentiškai iškilo, bet aš savo pats tai netaikau, bet aš jį prisimenu. Tas lifehackas, tai žinai, iškart iškyla apie problemas dažniausiai. Kur tau reikia lifehacko? Problemose, kai tau kažkoks šūdas ištinka, žinai. Tai 99% visos problemos išsisprendžia. Vienaip ar kitaip, anksčiau ar vėliau, bet jos visas išsisprendžia. Nėra buvę gyvenime taip, kad kažkas kažkaip neišsispręstų. Tik tuo esamuoju momentu mums, žinai, būna, žinai, gauni per galvą, bet jos visas išsisprendžia. Vienaip ar kitaip, 99%. Kai mes tai prisimenam ir kai tave, žinai, užparina tuo duotuoju momentu kažkokia fignia, labai užsiparinam. Bet jeigu tu, žinai, pagalvoji, nurimk, kažkaip išsispręs. Tai čia gal yra mano tokia viena ir iš charakterių savybių. Aš ką tik atsiminiau, jeigu nori, iš vaikystės momentą. Mama, žinai, labai pykdavo, kai nesimokydavau, žinai, ir būdavau padėjęs ten ant mokslų. Aš būdavau momentais by flow. Tiesiog, žinai, kaip eis, taip eis. Ir mama pykdavo, aišku, žinai, nes... O man tai eidavo tiesiog iš mano vidaus, iš charakterio. Kad man, žinai, kaip ir nesvarbu tas, žinai, galutinis, tiesiog plaukiu ir aš gerai jaučiuos tame. Ir atsimenu, mama buvo labai supykusi vienu metu, žinai, mama nesikeikė, bet sako, blet, tu pochuistas, žinai, ir jai tai aišku nervas kaip mamai, o tai finale seka mane po šiai dienai. Aš tam tikrais momentais ir būnu toks lengvas pochuistas, kad ir kaip, tai tegu eina, tai praeis ir kažkaip vis tiek tave nukreips vienur ar kitur ir bus gerai, viskas bus gerai. Galiu paprastą parodyti. Turiu 10 pirštų, 5 anūką, dovaką ir dar antros pos. Nu visiems reikia elgimans gau, reikia įrūt gau, bo 5 anūką gau. Visi pirštą vienodė, toks palyginimas. Ir visi skaudė, gnybki, kurį nori, ir visus skaudė, bet šiandien šventė ir jodvėm atvažiuoti, suprantu aš puikiai tą kelionę. Aš suprantu, ką jūs norite, bet vakar, čia ne iš Mažeikių, iš Vilniaus jau yra trotuoliai. Bet kam dar jūs tas aerouostas? Ačiū už viską, ačiū. Jūs benziną, jūs dalelę monsiu, žinok. Nesudegsit ugnį, nenuskėsit undinį, neišterpsit prieš saulę. Nesat kažkaip užsivedęs, reiks pašoks, reiks padainuos, reiks padirbs, reiks tą ašarų nubrauks.
Va taip, mažylėlį. Viskas gerai, Dievit. Kad tik būtumėt laimingos su antruosiem puselėm, parvaškit linkėjimų pirmas bučinys jubiliatis, 80-metis. Labai teisinga vakalė, nesuprantu, kad kelstolims ir tų reikalų, ir kapinga, ir ta paskola, bet turėjo savo numelius. Viskas labai, kad tik sveikatos. Nu, sunku patarti, kad da pats nežinai kaip elgtis. Atrodo, į veidrodį kol nežiūri, atrodo, esi jaunas, gražus, nu, jau nebegražus, bet protingas. Ir keičias. Aš prisimenu, kaip tėvai juokdavos, kai mes su džinsais nutrintais vaikščiojom, su plytom nutrindavom, kad būtų išblūkę, o tada sakydavau, na, jūs džinsus sugadinot, o tada atrodė kažkokia nesąmonė. O dabar nieks į rūbus nebežiūri, jau dabar iš gamyklos, iš siuvyklos tiesiai nutrintais džinsais visi apsiauna ir nešioja su skylėm ir normalus dalykas, tada kamados ratų sukas ir keičias. Kas 30 metų dėl to, o taip dėl patarimų, nu, kad neužmirštų, vis tiek sako, jeigu praeities nėra ir ateitis nebus, nes jeigu anūkai užmirš bočių kapus, nežinos iš kur kilę, visi vaizduosis kaip kunigaikščiai, čia Vytautas, Gediminas, tai nieko nebus. Nešokti aukščiau bambos, vis tiek žinoti, kas buvo bočiai. Gaila, kad nebuvo dvarininkai, ten karalaičiai kokie. Buvom paprasti žmonės iš kaimo prie žemės, nes žemė maitina. Aš nemačiau, nes nebuvau dar gimęs ir iš nuotraukas ant sienos kiek matai, tai va, kol anūkai dar albumus nesudegins, neišmes kaip seną relikviją, kad spintoj vietą neužimtų, bet tol jį prisimins, aš manau. Vis tiek kiekvienas gyvena savo gyvenimą, savo nuotraukas, savo vaikų, savo krikštynas, vestuvės klijuoja ir ten tų bočių tos juodai baltos, ten 18-19 amžiaus nuotraukas jau naftalinu prakvipę, nelabai kam beįdomu ten, jeigu tu žiūri kaip į svetimą žmogų, nes jeigu su juo nežaidė, ten vaiks nebendravo, nu, nebėra to ryšio. Tai turbūt, kad teisybė, kad nepavydėti reik niekam nieko, niekam džiaugtis to, ko turi ir kad aplinkinė visi irgi visko daugiau turėtum, tada tau geriau bus lengviau ir paprasčiau gyventi. Nu, yra žymiai paprasčiau gyventi. Jeigu žmonės būtų mažiau pikti, mažiau pavydus ir rūpintųsi savo reikalais ir nedavinėtų patarimų. Nes yra labai daug žmonių, kurie mėgsta duoti patarimus. Gyvenk taip, mokykis taip, kodėl tu taip rengiesi. Nu, aš paklausiu, kai man reiks patarimą. Geriausiai ir apsimesti mirusi, tai atšūk nuo tais, nebesikabinė, neklausinė. Ir jau kaip dūmai išsisklaido, gali vėl, niekas čia. Mylėkit gyvenimą ir gyvenkit. Vienas vienintelis. Gyvenkit. Bet tikrai ta prasme. O ką reiškia gyventi? Reiškia mylėti. Reiškia džiaugtis. Viskas susiveda. Vieną laiką Leono davinėjai patariams, kad reik duntį išsitraukti. Neveik, nepadant. Tai kažkokiu kartom, kažkokiu patarimu davinėti. Aš, pavyzdžiui, tikrai nesu, žinai, iš tų žmonių, kur tipo, stalo bajeristas, žinai, koks nors. Žmonėm, kai kuriem tiesiog gaunas taip by flow, žinai, ir natūraliai, ir fainai. Tavo tėvakas taip pavaro, žinai, tokių, žinai, šauna. Negana to, mano tėvas, būdamas ramus, jisai būna tokių perliukų, ir įvaro, žinai. Ar ten kokią anekdotą gerą atsimena, laiku ir vietoj iššaunantys. Aš neturiu šito. Bet atrodytų per gyvenimą, kaip ir turiu daug tokių kažkokių nutikusių gerų bairių, bet aš jų negaliu, žinai, iššaut. Tai tiesiog, ne manyje. Šiaip taip toks nesuper gražus
Bet apie sapnus. Anekdotas apie sapnus. Trumpas, geras, aišku. Žodžiu, sapnuoju, kad šiku. Pabundu akurat. Nu, Visą gatvę nesveikti, fokusą palapdavo. Gerai. Visi kaimyną tėtis. Gerai. Valio! Kiekviena karta, kiekvieni vaikai, dabar va mūsų, žinai, Andriaus vaikai, Astos vaikai, žinai, nu tu primesk, mes dabar juos ganom, mus kažkas ganė per tokius vabalius. Supranti, ir aš Andriui sakiau, žinai, kad Benas, nu toks sąmoningesnis, va, 6-7 metų, žinai. Astos vaikai tai jie viską jau matys čia, žinai, nes nu, Astos vaikai labiau auga šitoj vat aplinkoj. Mes, žinai, nu Vilniui vaikai nemato tokių va dalykų, žinai. Vyšnios nusiskinimo, žinai, nu vat tokio reik paliaus su juosta. Ir aš, žinai, Andriui sakau, blemba, Benas dar labai tikėtina prisimins šitos dalykus, šitos balius, nes nu, tu jauti, kaip jų nebėra ir kaip mes dar juos turėjom, kaip mes su tais užaugom. Ir kas gausis, žinai, kaip čia, nesinori ta gaida, bet tai jau nueina. Ir šitiem vaikam liksim mes su savo vakaruškom, su savo energija, su tai, ką mes jiems duosim. Bet jie va tokio vaibo jie nebepamatys. Ir tai yra džiaugsmas, va, sakykim, kad dabar, va, žinai, dar mūsų, sakykim, vaikai gali pamatyti tokį. Bet tuo pačiu tai nėra blogai. Tiesiog, žinai, mes duosim tai, ką mes galim duoti. Mums šitie žmonės duoda tai, ką jie dabar gali duoti gero. Ir tai yra tiesiog, žinai, žmogui visą laiką norisi istorijos prisiminimo, norisi sentimento. Visą laiką gera grįžti pas babą, visą laiką gera pamatyti, žinai, va tokį va reikalą, tai mums to norisi. Tai, bet, sakykim, mūsų vaikam galbūt jau babos balius bus kitoks ir tai nėra blogai, tiesiog tai bus kitoks jau, žinai, harmonika, laukas, stalas, žinai, kažkokie pašokimai, nu tai yra, iš tikrųjų, tai yra džiaugsmai, nu tai yra džiaugsmai ir mums patiem negana to, tai yra kažkokie prisiminimai. Tai vat nostalgija, jo, nostalgija, žinai, tai vat ir žinai kas tai yra afigenai geri jausmai. Ir vat tą jausmą ir noris giduot, vat, žinai, tiem mažiem, kad jie dar spėtų tai padaryti. Nes ar mes tai padarysim savo vaikam, jau klausimas. Suprant, jau klausimas.
nu, ar mes pinsim tą juostą, ar mes, žinai, bedarysim. Ne, nes tai yra tikri dalykai, žinai, vat, nu, ką dar vat, mes pamatom, ką mes matėm ir ką dar šitie pipirai sugeba biškį pamatyti. Nes viskas jau eina link, nu, vat, link tos kavinės, pabuvimo, greito kažkokio reikalo, pasveikinimo ir viso gero. Mums šita vieta yra brangi, nu, kad ir kaip, žinai, mes čia valgiam tą griūšę, mes čia šokom, griuvom, pykomės, rėkiam, žinai, mesgi viską tai darėm. Ir jeigu tau žmogui tai lieka, nu, tai tau tai lieka, tai tave nu, žinai, kutena, visą laiką tau kutena, žinai. Nu, vat, ir tiek, ir tai yra svarbu, žinai, toliau gyvenimui. Ačiū, kad prisėdai čia iš tikrųjų. Tai ačiū tau, žinai, kad net sugalvoji tokį dalyką padaryti, nes, nu, blemba, Rimui, tai yra wow, žinai, tuoj, nu, nenoriu tą šūdiną gaidą, žinai, kad to nebeliks, bet mes tuo ir turim tuo ir pasidžiaugti, žinai, vat, tuo ir turim pasidžiaugti ir tuo ir prisimint, nes, žinai, tai ir esam gi mes. Tai ir esam